Kaip tavo kūrybinės idėjos gimsta? Iš ko tam įkvėpimo semiesi? Ar pačių tų idėjų, temų? O ką daugiau veikti? Nu, tai, jeigu daugiau nieko nemoki, nu, tai jeigu esi menininkas, atsikeli ir reikia eiti ir kažką daryti. Taip, jeigu tai rimtai, tai nenoriu aš čia daug tų pustarabų. Nu, taigi menininkas, jeigu tai turi to užsiminėti. Tai vienas iki nėra nuotaikos, kitas iki žiūrėk yra, paskui būna nėra, pradedi kažką daryti, užsikabini ir vėl atsiranda ta aistra kažką sukurti, iš naujo kokią tai idėją gyvendinti. Menininkui, manau, didžiausias džiaugsmas yra, kad jo idėjos gyventų, kad jos pamatytų šviesą. Jeigu jos tik tai guli papkėse, kaip sakysim, skulptoriui, nuo to mažo piešinėlio, kol gimsta didžiulis kūrinys, kiek vandens turi nutekėti, kiek turi praeiti laiko, kiek reikia pastangų įdėti. Mažas piešinėlis, dideli piešiniai projektas, reiškia konstruktyvas, medžiagiškumas, darbas su medžiaga, visi paskui derinimai taip toliau, paskui ir mastelio, žinoma, parinkimas, suvokimas konteksto, ir paskui iki pačio įgyvendinimo, tai čia yra didžiulis kaip kūdikis, kad gimsta. Nu, tai būna iki ir metai, būna ir daugiau užima vieno kūrinio atsiradimas. Tai manau didžiausia paveikslas kitaip, bet irgi nuo mažytės idėjos, nuo gemalo, reiškia, viskas turi išsivystyti, išsikerot, sužaliuoti ir tai ir yra tas kūrinys. Tai visi savaip, kiekviena savo srity, manau, menininkas. Dailininkas, muzikantas, skulptorius ar rašytojas.